Kviečiu gerbiamą istoriką daktarą pristatyti knygą, kuri yra visiškai nauja, šviežia ir bus pristatoma pirmą kartą. Gerbiamas merė, gerbiama vedėja, mėly moksleiviai ir parkiečiai. Mano kolegė jau tikrai išsamei papasakojo visą, sakykime, tą 46 inteligentų kalinimo istoriją ir ypatingai daug dėmesio skyrė Dievo tarnui Alfonsui Lipniūnai. Aš nenorėčiau kartotis, galbūt šiek tiek pradėti nuo savo asmeninio santykio su šita tema. Šitą temą aš pradėjau domėtis 1992 metais, tai žodžiu daugiau kaip prieš 30 metų. Ir kodėl pradėjau? Todėl, kad vienas iš tų 46 inteligentų, kurie yra šitam stende, buvo gyvas tuomet, Mykolas Pečeliūnas. Jis, reiškia, buvo išvežtas 43 su šita grupė į konclagerį. Ir jis po karo pasiliko gyventi Lenkijoje. Ir tik jau likus keliems metams iki mirties, o jis mirė vienas paskutinių šitos grupės 2008 metais, jis, reiškia, pradėjo, jau kai Lietuva atgavo nepriklausomybę, jis labai norėjo, kad šita tema, lietuvių kalinimo tema, būtų tyrinėjama Lietuvoje. Ir jis susisiekė su tuometiniu Lietuvos istorijos instituto direktoriumi, profesoriumi Antanu Tyla, amžinatilsį jam, ir sako, kad būtinai reikia, kad kažkas iš jūsų imtųsi šitos temos. Ir tada direktorius Tyla tuometinės sako, duokit kokį jauną istoriką, tegul jis atvažiuoja į Štuthofą, aš viską padarysiu, kad jis galėtų čia tyrinėti. Ir jis netgi siūlėsi materialinę, finansinę paramą šitam projektui, sakykime, kaip dabar taip vadinama, ir tada direktorius Tyla pasikvietė mane pas save, sako, tu tą laikotarpį kaip ir tyrinėjai ir vokiečių kalbą, žinai, ir lenkų, žinai, kalbą, tai gal būtų gerai, kad tu nuvažiuotum į Gdanską, aš atsivedu. Tai buvo toks laikas, kai dar reikėjo į Lenkiją vizų gauti, ir visas tai reikėjo stovėti didžiulę eilę prie užsienio reikalų ministerijos, gauti Lenkijos vizą, tuomet reikėjo po to jau autobusu ten ant sienos Lazdijuose stovėti, nežinau kiek valandų, bet žodžiu, tai pradžia buvo tokia. Mykolas Pečeliūnas net bilietus nupirko ir netgi pasirūpino, kad aš galėčiau gauti leidimą dirbti Štuthofo muziejaus archyve. Archyvas tikrai nemažas išlikęs ir dargi pasirūpino, kad aš galėčiau nemokamai gyventi tos buvusios konclagerio komendantūros pastate, kuriame yra dabar įsikūręs ir muziejaus darbuotojų kabinetai, ir archyvas pats įsikūręs buvusios komendantūros pastate. Taip ir prasidėjo, sakykime, tas mano darbas su šita tema apie Lietuvos gyventojus, kurie buvo kalinami Štuthofo koncentracijos stovykloje. Mano pirma kelionė į Štuthofo koncentracijos stovyklos muziejų ir jo archyvą buvo bene pati produktyviausia, nes aš tuomet gyvenau pačiame muziejaus pastate ir kiekvieną dieną dirbdavau, reiškia, muziejaus archyve. Ir muziejaus ir archyvo darbuotojas buvo labai geranoriškos, tiesiog neždavo man tas bylas įvairias ir netgi galėdavo iš karto prašydavo daryti kopijas. Tai ko gero iš to pirmo karto 92, tai buvo, man atrodo, 92, lyg tai vasara, dabar tiksliai neatsimenu, iš to pirmo apsilankymo Štuthofe, ko gero, daugiausia medžiagos ir atsivežiau. Ir tai buvo būtent archyvinė medžiaga, tokia medžiaga, tai ne prisiminimai, kur atskiri faktai, sakykime, Sruogos arba Stasio Ylos knygose ar kitų autorių knygose buvo, bet tai buvo archyvinė medžiaga, kurios ankstesni autoriai nenaudojo. Tai būtent daugiausia buvo buvusių kalinių kortelės, reiškia, įvairių transportų kalinių
sakykime, pavyzdžiui, iš Kauno, būsių Kauno geto žydų atgabena didžiulį transportą į Štuthofą ir ten visi jie yra surašyti. Arba, sakykime, ten pasitaikydavo ir laiškų, bet tokių medžiagos, kur būtų pačio lagerio vadovybės susirašinėjimas su kitomis nacijų įstaigomis Berlyne, pavyzdžiui, arba Dancige tuo metime, tokios labai nedaug. Daugiausia tai yra tokia gana sausa medžiaga, tai yra kalinių kortelės, kalinių sąrašai transportų, na ir gal šiek tiek laiškų, tai būtų ir kalinių registracijos žurnalai, irgi vienas iš tokių svarbiausių dokumentų, kalinių registracijos žurnalai. Ir ten šituose dokumentuose būdavo nurodyta, iš kokios šalies tas kalinys, kokios šalies gyventojas pilietis yra, ir dėl to nebuvo sunku ieškoti lietuvių. Pavyzdžiui, yra kažkoks transportas, žiūri, kad Litauen, vokiškai reiškia Lietuva ir įsirašinėji tas pavardės arba darai prašai, kad padarytų kopijas. Va tai nuo tokios medžiagos ir pradėjau ir po to dar porą kartų teko dirbti ilgesnį arba trumpesnį laiką archyve. Na ir kiek radau, tikrai ne viską buvau paskelbęs ankstesniuose straipsniuose, tai dabar stengiausi sudėti visas pavardės, kurias žinau. Lietuvių, kurie kalėjo Štuthofe, nes mes žinom inteligentus, 46, apie juos daug rašyta, bet paprastų žmonių, paprastų valstiečių ar darbininkų, kurie buvo atsidūrę tam konclageryje, jų pavardės dažniausiai niekam nežinomas, nebent jų šeimos nariai, o galbūt jų šeimos net nariai nežino, koks likimas tų žmonių, kurie buvo įkalinti Štuthofe. Nes daug kas ten mirė ir galbūt net informacijos negavo giminaičiai, kad būtent tas ir tas žmogus, reiškia, mirė arba žuvo Štuthofo konclageryje. Ir dabar, kadangi praeitais metais, 23-ais, sukako 80 metų, kai šita inteligentų grupė buvo suimta ir įkalinta Štuthofe, tiesiog jaučiau tokią moralinę pareigą, kad būtina kažkaip tai man asmeniškai irgi šitą temą, sakykime, pažymėti, pagerbti atminimą tų žuvusių įkalintų žmonių ir tai, kas dar nebuvo panaudota, sakykime, iš išrašų tų archyvinių, iš Štuthofo muziejaus archyvo, kuriame teko, kaip sakau, kelis kartus dirbti ir gyventi. Tai tą viską sudėjau į šitą kuklę knygelę, Lietuvių iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, o prieš tai, dar prieš kelis metus su kolega Stanislovu Bukovecku išleidome knygą apie Lietuvos žydus Štuthofo koncentracijos stovykloje. Man daugiausia turbūt teko bendrauti su Mykolu Pečeliūnu, kuris ir buvo iniciatorius, kad Lietuvos istorikai pradėtų tyrinėti šitą temą. Jis gyveno Gdanske, jis rūpinosi, kad aš atvažiuočiau, netgi bilietus autobusų apmokėdavo iš pradžių iš savo asmeninių pinigų. Ir pasiteko ir šiek tiek ir nakvoti kelis kartus. Ir jis tikrai nemažai yra pasakojęs apie šitą laikotarpį, apie kalinimą Štuthofe, su gyvu, kaip sakoma, liudininku. Ir kitas gyvas liudininkas tai buvo iš kitos grupės, kuri atvežta buvo 43 balandžio mėnesį. Iš Štuthofo buvo toks Vladislavas Telksnys, gyvenęs Kaune. Jis sulaukė 100 metų ir prieš jis buvo jau kitoj grupėje, ne 46, bet buvo 16 pogrindžio spaudos žurnalistų, kurie ir Gestapą suėmė ir po mėnesio laiko irgi atgabeno įkalino Štuthofe. Tai su dviem šitais žmonėm, Mykolu Pečeliūnu ir Vladislavu Telksniu, kurie buvo, reiškia, tiesioginiai buvę Štuthofo kaliniai, teko bendrauti, kalbėtis. Na, iš giminaičių tai mažai, gal šiek tiek su žmonėm, kurie pažinojo Alfonsą Lipniūną, galbūt šiek tiek daugiau, o daugiau netgi, sakykime, tokių, kurie būtų galėję daugiau tokios asmeninės informacijos suteikti, tai jau neteko, kadangi tie žmonės jau buvo dauguma patys arba mirė jau, sakykime, 90 metų pradžioj, jau buvo mirę, arba dalis jų buvo, sakykime, gyveno
Jungtinėse valstijose ar dar kituose kraštuose. Na, dar teko susitikti ir dar Pilypą Norutį, irgi kuris yra iš tos 46 garbės kalinių grupės. Tai, bet su juo tiesiog vienam renginy, ten, kai buvo 95 Štuthofo išlaisvinimo 50-metis, tai Pilypas Norutis buvo atvykęs, tai teko su juo tiesiog trumpai pasikalbėti. Tiek, kiek aš esu tyrinėjęs šitą temą, tai iš tikrųjų Štuthofas yra pati svarbiausia nacių koncentracijos stovykla lietuviams, pati svarbiausia. Čia buvo, mano nuomonė, daugiausia kalinama ir etninių lietuvių, ir Lietuvos žydų, būtent Štuthofo koncentracijos stovykloje. Ir netgi patys prisiminimai, pradedant Baliaus Sruogos, Dievų miškų ir kitų, reiškia, Stasio Ylos, Žmonės ir žvėris, daugiausia atsiminimų yra būtent iš Štuthofo koncentracijos stovyklos. Ir tai nėra keista, nes pagal prisiminimus, archyvinius duomenis ir kitus liudijimus, ko gero Štuthofe daugiausia kalėjo ir etninių lietuvių, turbūt galėjo būti apie 1000 ir Lietuvos žydų, ypač daug, 14 000, kadangi taigi pagal Lenkų istoriko, čia aišku nepilni duomenys, Mariko Orskio duomenimis, pagal kalintų tautybių ir valstybių skaičių tarp 28 valstybių Lietuva užima 6 vietą, tik tai nusileidžia, reiškia, tik tai Lenkijai, Rusijai, Vokietijai ir Latvijai. Žodžiu, 6 vietoje pagal kalinių skaičių buvo būtent Lietuvos įvairių tautybių gyventojai. Iš viso Štuthofe buvo, manoma, kalinama apie 120 000 kalinių Štuthofe ir jo filialuose, nes kiekvienas didesnis konclageris turėjo daugybę filialų už kitose vietovėse. Tai Štuthofe turėjo apie 40 filialų išmėtyta aplink šitą stovyklą kitose vietovėse. Tai iš tų 120 000 manoma, kad Štuthofe žuvo apie 80 000 kalinių. Tai, o lietuvių yra įvairūs, labai sunku nustatyti, nes nėra išlikę pilnai jokie dokumentai viso konclagerio ir tiesiog reikia po kruopelytę ieškoti ir rasti tos faktus, sakykime, tai įvairūs skaičiuojama, kad vieni sako, kad galėjo 600, kitais, kad 250, abstraktus skaičiai, bet sakykime, iš tos knygelį aš jau sudėjau visus, kuriuos radau, Lietuvos gyventojus, išskyrus specialiai žydus, kadangi žydams skirta anksčiau išleista knyga, tai matosi, tikrai yra daug naujų pavardžių, kurie kalėjo ir mirė ir žuvo konclagery Štuthofe, kurių anksčiau niekur nebuvo, jos tas pavardės ir jų tų kalinių numeriai. Ir žinote, kaliniai tapdavo numeriais, jau ne žmonėm, bet tiesiog numeriais, be pavardžių, nuasmeninti, kurie, reiškia, būdavo registruojami jau kaip numeriai ir lagerio kalinių patikrinimuose. Ir kai vyko apeliai, tie vadinami patikrinimai kiekvieną rytą ir vakarą, tai jau šaukdavo ne pavardėm, o numeriais kalinius. Tai galbūt, sakykime, manyčiau, kad dar kartą pasikartosiu, kad Štuthofas iš tikrųjų yra Lietuvai ir lietuviams pati bus svarbiausia nacių koncentracijos stovykla ir jai turi būti skiriamas atitinkamas dėmesys, pagarba ten kalėjusiems žuvusiems žmonėms ir reikėtų ir, manyčiau, didesnio įamžinimo, nes vienintelis toks rimtesnis įamžinimas tai yra, kai 1995 buvo švenčiamas konclagerio išlaisvinimo 50-metis, tai tuomet buvo Lietuvos ambasados Lenkijoje iniciatyva įrengta atminimo lenta, skirta būtent Štuthofe kalėjusiems Lietuvos gyventojams. Ir kaip ir daugiau tokių atminimo ženklų nėra, tik tai galbūt tie straipsniai, knygos, ir dabar paroda
skirta Štuthofo kaliniams. Knygelė iš tikrųjų yra plona, ją galima plėsti, sakykime, atskirų kalinių biografijų sąskaita, bet tas jau daug yra anksčiau padaryta, tai gal neverta taip kartotis. Na, man atrodo, kad niekada nebūna taip, kad būtų ištirti visi archyvai. Taip niekada nebūna. Nu, aš tikiuosi, kad Vokietijos ir ypač Rusijos archyvose, jeigu jie atsidarys kažkada, tai tikrai, manau, galima bus rasti informacijos ir daugiau ir apie Štuthofą, kadangi Dancigą, visą šitą regioną vakarų Prūsijos užėmė Raudonoji armija. Jie reiškia, jų viena iš užduočių NKVD, sakykime, Smeršo buvo paimti vokiškus dokumentus. Ir tie dokumentai, kaip trofėjiniai dokumentai, buvo gabenami į Rusiją, į Maskvą, į kitus archyvus. Ir mes tiksliai iki šiol nežinome, kas ten yra saugoma. Ir tarp tų, reiškia, sovietų paimtų nacių dokumentų tikrai gali būti kažkokiu labai vertingų ir unikalių dalykų ir kažkada vis tiek jie taps prieinami istorikams. Tai aš manau, kad tam tikras rezervas dar egzistuoja šitiems tyrimams, archyviniams taip pat tyrimams.